labai yra džiugu, kad Kauno kolegija eina koja kojon su Lietuvos pažanga. Lietuvos pažangos strategija 2030 kaip tik kalba apie Lietuvos darnią plėtrą, apie atsakomybę. Todėl Kauno kolegija, atsižvelgdama į šitus faktus, kuria naują programą. Ir tikrai ta programa bus nepaprastai paklausi. O tos programos pavadinimas yra Pelėdų stebėsenos technologijos. Labai džiaugiuosi, kad dabar atsirado ši studijų programa, taip pat galėsiu integruotis į šią studijų programą kartu su Savaja, į maisto technologijomis, galėsim atrasti kažkokius naujus lesalus galbūt pelėdoms ir taip pat atlikti kažkokius tyrimus, galbūt kartu su ta studijų programa išvyksime su Erasmus į užsienį, į kokią Portugaliją, o gal net į Peru. Kas įstos į šią studijų programą, bus visam laiku atleisti nuo privalomosios karinės tarnybos. Jūs įsivaizduojat, ką reiškia, jeigu Lietuva išsaugos pelėdas. Taigi specialistai, kurie pasirinks šią studijų programą, bus labai paklausus rinkoje ir, man atrodo, gaus tikrai europinius atlyginimus. Nes ne tik Lietuvoje pelėdos, ir visoje Europoje pelėdos yra vienas iš svarbiausių mūsų pažangos rodiklių. Džiaugiuosi šią studijų programą ir galimybę studijuoti Ventės rage. Tai visų mano svajonių išsipildymas.